Gerą vieną vakarą šiltą, šiandien ypatingai saulėta diena, netgi spigina ir galvoju puikiai proga padaryti antrą vaizdo įrašą. Apie ką čia papasako toliau ir Sengirės fondas vis išlysdavo man kažkur minčių teatre. Vien dėl to, kad pačiam knieti grįžti ir tęsti tą, ką pradėjom pernai. Ką turiu minėti, tiesiog davėm biškį pertraukėlę. Bet tuo pačiu, kad esu ir prifilmavęs labai daug medžiagos iš praeitų žygių į šias mūsų veiklas, tai kas tai per veiklos. Tai aš ir vienas mano artimas draugas savanoriavom Sengirės fonde, sužinojom apie fondo veiklą taip išsamiau Juodaragio festivalyje. Iškart susisiekėm, pasibendravom, sakom, esame jauni, turim daug laiko, neturim pinigų, norim kažką veikti, norim kažkaip prisidėti. Sengirės fondas tai yra kaip privati iniciatyva saugoti Lietuvos miškus. Ir jie ką daro, jie tiesiog renka miškus, jiems dovanoja miškus, jie patys renka finansavimą ir perka miškus. Ir tada jie pasitelkdami savo tiesiog kaip vidinę teisinę bazę, jie juos apsaugo taip, kad jie neleidžia nei savo, nei tiem, kas bus po jų, po šių žmonių, tai sakant, galvojant 50, 100 ir 200 metų į priekį. Aš esu padaręs vaizdo įrašą pernai ar užpernai jau. Ir ten visai neblogai taip sudėjau, kas yra fondas, kas yra Sengirė, kaip toksai konceptas. Ir aš tą vaizdo įrašą gal pridėsiu šio įrašo pačiam gale. Tai būkite iki pabaigos. Tai ką mes ten veikiam, ką aš ir mano draugas neveikiam, tai mes darom kuolus. Gal ką pradėsiu nuo to, kad mums abiem patinka dirbti su medžiu. Ir mes tai pasakėm, aš dar socialinių tinklų žmogus, tai sakau, galiu komunikuoti kažką, tai taip ir apsistojau, kad apie tai komunikuoti. Kaip žinia, mažai to pats dariau savo, tai mažai ir fondui kliuvo. Bet va, mes ieškome senų balkių, senų rąstų, kurie buvo naudojami statybai. Tai, pavyzdžiui, kaip senų namų sieninės konstrukcijos, tos sijos ir panašiai. Tikslas nėra nusipirkti naują, gražų, tvarkingą medžio rąstą ir jį įnešti mišką. Tikslas yra pernaudoti kažką, kas būtų skirta, pavyzdžiui, malkom. Bet paskutinį kartą vyriškis griovė savo pirtį ar klėtį, seną medinį namą. Ir jisai tiesiog padavė skelbimą, kam reikia tokių rąstų. Ir atsirado, kas pasiims juos malkom, atsirado mes, kurie paims jį ir padarys iš jo informacinę lentelę. Tai tie kuolai, jie yra skirti Sengirės fondo miškam, pažymėti, kas tai per miškas. Jeigu tai žmogus atidavęs mišką, tai paminėti tą žmogų ir atiduoti pagarbą jam. Visi žinom, kad tie kuolai suplūs, vengiama betono, metalo, taip sakant, gaminių, kurie gal ir padėtų iš tikrųjų išlaikyti tą kuolą ilgiau. Pavyzdžiui, betonavus, iškėlus jį šiek tiek ir dar impregnavus į patį su žiaurinė chemija. To nedarom, nes siekiame laikytis to tokio standarto Sengirės fondo, kad tuose miškuose žmogaus pėdsakų būtų kuo mažiau. Galėtume su varžtais tiesiog prigręžti ir būtų idealu. To nedarom, naudojame medinius kaiščius. Kaip apsaugo nuo vandens irgi panašus pavyzdys, tai tiesiog mes nudeginam, mes impregnuojam su linų sėmenų aliejum, šiemet galbūt bandysim su stumbro aliejum. Irgi tiesiog, kad vengtos įtakos į tą ekosistemą. Tai toks
Vieni gali pasišaipyti ir sakyti, kad čia yra tiesiog įsidirbinėjimas, bet kita vertus, įsibrėžti savo standartą, savo, sakykime, idealą ir bandyti laikytis to yra sunku. Ir tame atsiranda būtent tas žaidimas, kuris visai ir veža, kad man galima daug paprasčiau padaryti, bet gal ir truputį sunkiau padaryti, bet sunkiausia buvo tiesiog sugalvoti kaip. Vėliau daryti tampa paprasta. Tai tas visai mums patinka. Man pačiam tai yra svarbu dėl tos progos su artimu draugu padaryti kažką, kas liestų ne tik mūsų kažkokį gerbuvį, bet toks kuklus prisidėjimas prie kažkokio didesnio judesio, didesnio veiksmo, kurio pasiekmes tikėtina lies visus. Tai tiesiog gera žinot, kad abu esame bendraminčiai ties tuo ir kad taip skirdami savo laiką, juo iš tikrųjų mėgaujamės. Tai nėra kažkoks priverstinis dalykas, kurį čia turime atlikti. Bet patys savo norus susigalvojame, patiems tai rūpi ir patys galbūt net ir pergyvenam, kai to nedarom. Ir taip žiūrime į kitą ir tai sakom, kada ir matome, kad kalendoriui niekaip neišeis to padaryti. Tai kitiem metam. Linkiu visiems pasiieškoti ir atrasti, kur galite pridėti dalelę savęs, kur gal kartu su artimaisiais pažįstamais galite prisidėti. Tai linkiu to. Kas toliau tęsis šiame vaizdo įraše su montažu, nežinau. Medžiagos yra daug. Tai pažiūrėkim ir susitiksim kitą kartą. Iki. Stebint šį vaizdą, klausimas gali kilti toks, o kam to reikia? Kam čia gruodį per lauką tysti balkiai ir žvyro maišus? Bet tikiuosi, kad klausimas po įrašo kitas kils. Per savo gyvenimą nelabai aš kur savanoriavau, man kiti dalykai buvo aktualiau. Galbūt kiek egoistiškai, bet taip ir buvau. Sukrito čia gal kortos, kad juodaragyje į paskaitą pakliuvau, kur dėdė akademikas gana paprastai, bet papasakojo apie žmonės saugančius Lietuvos ąžuolus ir miškus. Ko gero daugumai atrodo, kad jie, miškai, čia buvo ir bus. Jie kaip Lietuva be miškų. Girdime sakymus, kad daugėja jų, tačiau kokių? Palinkėčiau kelti daugiau tokių klausimų. Atėjus pavasariui mudu vėl išvykome į Sengirės fondo miškus. Nužavo žolynams su pelkė nuožme ir vieną nemažiau pelkėtą tankumyną. Visokių tų miškų yra, visokių jų ir reikia. Nekalbant apie ūkinius miškus ir jų ginčytinus metodus. Kalbant apie medžius pačius. Geriausia, kai miške jų yra įvairių. Tai yra skirtingo amžiaus ir rūšių. Vienas iš kriterijų miškui tapti Sengirę tai 2 gyvenimo etapai. Kai medis užauga, nukrenta, užauga iš jo kitas, šis vėl nukrenta ir iš jo išauga vėl kitas. Kad tai neįmanoma, parodo vidutinis mūsų miško amžius, kuris beveik kaip mano tėvų. Yra ir kitų bėdų, kurios regis išsprendžiamas bent tuo, kad žmogus tiesiog nustotų kištis į gamtą kaip duotybę. Mišką pasėjęs mišką ir pjauni, bet ir užaugini į sveiką, pilną gyvybės. Tai tos gyvybės gausos ir siekia Sengirės fondo bendraminčiai. Įvairiausių pažiūrų ir patirčių, vieni kaip mes, tai kukliai prisidėdami su balkiu ant pečių, paminėdami tuos žmonės, kurie padovanojo fondui savo kartais protėvių miškus. Esant Sengirės fondo globoje, miškuose per kartų kartas nebus galima jokia ūkinė veikla. Gamta tiesiog bus. Toks ir tikslas, gana paprastas, tačiau efektyvus.